XIX amžiuje Vilniaus gyvenimą pakeitė miestą pasiekęs geležinkelis. 1851 metais Rusijos caras pasirašė įsaką nutiesti 2 vėžių geležinkelį nuo Peterburgo iki Varšuvos. 1860 metais geležinkelis atkeliavo nuo Daugpilio iki Vilniaus, iš kur per Varėną, Brestą ir Balstogę buvo nutiestas iki Varšuvos. Iš kitos pusės nuo Prūsijos Eitkūnų geležinkelio linija pasiekė Kauną. Pasak legendos, sujungdami geležinkelių Vilnių ir Kauną, caro pavaldiniai pasistengė, kad geležinkelio liniją paįvairintų tuneliai, bei kad būtų visai kaip Šveicarijoje. 1859 metais geležinkelio tuneliai pradėti statyti Paneriuose ir Kaune. Kaune statybos užtruko gerokai ilgiau, tačiau ir tunelis prie Nemuno siekė net 1280 metrų. Vilniaus tunelio statybą užfiksavo pirmoji sostinės fotografu laikomas Abdonas Korzonas. Tuo tarpu Vilniuje apie 430 metrų ilgio tunelis buvo baigtas per 2 metus. Statyboms vadovavo pasamdyti prancūzų ir vokiečių inžinieriai, čia darbavosi iš Vilniaus gubernijos suvežti darbininkai, kuriems mokėta po 3 rublius per mėnesį. Darbininkai turėjo iškasti ir išvežti tonas smėlio, tuo pat metu paramsydami tunelio skliautus, kad jie neįgriūtų. Darbams palengvinti, dirvožemis buvo sprogdinamas paraku, bet ne dinamitu. Iš paskos jiems sekė mūrininkų brigados, kurios mūrijo didingus būsimo tunelio skliautus. Paskutinę plytą įmūrijo specialiai į tunelio atidarymą atvykęs net pats caras Aleksandras II. Tunelio plotis, kuris siekė apie 8 metrus, leisdavo važiuoti iš karto 2 garvežiams. Antrojo pasaulinio karo metais tunelis tapo tragiškų įvykių liudininku, nes pro jį žmonės geležinkeliu buvo gabenami į masinių žudynių vietą Panerių miške. Vilnių okupavusi vokiečių kariuomenė sustiprintai saugojo tunelį nuo partizanų antpuolių. Kadangi buvo ruoštas ilgai miesto gynybai, tunelio kalnas buvo apjuostas keliais apkasų žiedais. Tačiau dėl žymių sovietų armijos remiamos Lenkų partizanų persvaros mūšis dėl Vilniaus neužtruko. Dėl nežinomų priežasčių besitraukianti vokiečių kariuomenė netgi nespėjo susprogdinti paskutinio geležinkelio kelio į vakarus, kaip tai padarė su Vilniaus tiltais ar elektrinė. Teigiama, kad tunelyje stovėjusi traukinių su sprogmenimis sovietų armija perėmė kaip karo trofėjų. Tunelis veikė ir po Antrojo pasaulinio karo, tačiau maždaug 7-20 amžiaus dešimtmetyje dėl tunelio senumo, o gal dėl jo pažeidžiamumo, įsivaizduojamoms karinėms diversijoms buvo nuspręsta jį uždaryti. Siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų, vėliau senąjį tunelį užstatė iš rytų pusės, o daugiau kaip prieš 5 metus buvo užblokuotas ir vakarinis įėjimas iš Panerių miestelio pusės. Šiandien tunelis tapo šikšnosparnių namais. Čia žiemoja vandeniniai ir kūdriniai pelėausiai bei keletas kitų šių gyvūnų rūšių. Požeminis statinys, būtent dėl šikšnosparnių žiemavietės, šiandien pretenduoja tapti Natura 2000 teritorija.